Vykom į medžiojimo vietą, eisime iki bokštelio, tykosim šernų, kurie gali ateiti naikinti pasėlių. Užsidedam hauskendų duslintuvą. Einam iki bokštelio. Kaip žinia, nuo Liepos 1 galime naudoti duslintuvus, kas labai yra smagu. Galėsime šauti, nebijodami didelio garso. Šernas. Šausiu. Šūvis atliktas, einam pažiūrėsim, kas per šerną sumedžiotas. Išėjo iš pamiškės vienas šernas, kuilys, jau toksai gal 3-4 metų, kuris buvo ir sumedžiotas. Duslintuvas puikiai, tatranka maža, labai komfortiškas šūvis, tikrai sėkminga medžioklė, medžiokliai valio. Taigi kolegos sveikina su sėkminga medžioklė. Sumedžiotas šernas, šerno patinas. Nemažas, kokių 4 turbūt bus metų drąsiai. Kolegos išsidėstė maždaug 1-2 kilometrų spindulių nuo manęs. Ir nei vienas negirdėjo šūvio, kas labai džiugina, duslintuvai pasiteisino. Atrankos nebuvimas ir matymas, kaip krenta sumedžiotas žvėris irgi. Tu negirdi šūvio, o girdi pataikymą į taikinį, į žvėrį. Tai irgi suteikia užtikrintumo, tikrai žinai, kad šūvis atliktas teisingai ir kulka pasiekė taikinį. Norėčiau tikrai pabrėžti, kad duslintuvų įteisinimas tai be abejo, tai visiems medžiotojams, šauliam ir visiems, kas šaudo, yra didžiulis palengvinimas ir sveikatos apsauga, bet tuo pačiu tai yra ir didžiulė nauda vietos gyventojams, aplink kurios yra medžiojama. Kadangi medžioklės vyksta vakare, temstant, tai yra netrikdoma tų aplinkinių gyventojų ramybė. Tai dar kartą noriu pasidžiaugti dėl teisingo sprendimo įteisinant duslintuvus. Tai nauda ne tik medžiotojams, ne tik šauliams, bet ir visai bendruomenei.